Mer Muchenjes. Labas rytas. Kosovo kalba, albanų kalba. Paskutinis rytas Kosovoje, Prištinoj. Važiuosiu šiandien į Šiaurės Makedoniją, į Skopję. Bet prieš tai pusryčiai burekas su airanu. No taksi. Ar gali būti, kad aš Šiaurės Makedonijoje visiškai taip. Dabar yra dvi misijos. Pirma yra išsikeist pinigų ir nusipirkti SIM kortelę, kad internetą turėtų. Pirma misija vykdyta, įsikeičiau į makedoniškus dinarus. 100 eurų. Juokingi šie pinigai, kaip iš Monopolio atrodo. Man gal net monetos gražesnės. Tai 1 euras 61 denaras. Čia beje Makedonijos vėliava. Man labai gražiai atrodo. Šiaip mano hostelis čia pasirodo prie pat stoties yra. Pirmą einu į hostelį. Pasidėti daiktus dėl to, nes aš nerandu tos, kur čia nusipirkto interneto, ta prasme, kortelė su internetu. Tai gal tam hostelį kažką patars, kur kad neapgautų, gal pigiau kažkur. Jo. Čia tipo mano hostelis. Valentin. Tikiuosi, čia gyvensiu. Ten stotis. Autobusų ir traukinių. Gera vietelė. Šitą. Funny. Yes, I saw it. Yeah. It's many people coming from Lithuania or no? No. No? But I mean, we have from Western, we have a lot of, you know. Čia mėgosiu. Vaizdas pro langą. Ką tik buvau už manęs esančiam prekybos centre, nusipirkau SIM kortelę su internetu, 8 eurai, savaitę laiko, 10 GB. Ir dabar prieš einant į miesto centrą pamačiau ant kalno kryžių milžinišką. Tai kol nesutemo, galvoju, ten reikia užvažiuoti. Vodno? Vodno? This bus. Bus Vodno? Vodno. This mountain. Aš tiek čia, tiek Kosove nesuprasi, kaip bilietus reikia nusipirkti. Nėra pardavėjų. Tiesiog lipi į autobusą ir tada gal ateis kažkas, gal neteis, tai irgi... Bet jaučiu, kad tas autobusas, manau. Tokiu didžiausiu autobusu važiuoti į kalną, čia yra savižudybė visiška. Bet nieko nemokėjau, gal čia nemokamai veža, jie nesuprasi. Ir čia turėtų būti jau kažkur tas, kur pakelia į viršų. Yra čia restoranėlių ir internetas, matau, Wi-Fi.
Atsigert, uliukai, žodžiu, viskas, visa infrastruktūra padaryta, kaip sakant. Dabar laiko negaišiu, einu iš karto tą, va, matau kasos. Tokiai Balkaro, nes už valandą sutems jau ir liks nieko nepešęs. Tik kol galiu kažką nupešt, einu. Hello. One person. 100, okay. 100. Please. Thank you. Hello. Janek uznaš? Thank you. O, važiuosiu. Ui. Fū. Čia tikiuosi uždarys tas duris. O. Kilsim. Ui, ir tu sau kaip greitai. Kaip čia greitai kyla, kaip čia tylu. O. Į 1000 metrų aukštį. Nuo... 500 metrų. Čia galima įdomu, ar ne? Čia gali ir išsibuoti labai norėdamas. Agi, kur mes čia atvykom? Thank you. How much? 10 minutes. 10 minutes, okay, thank you. 10 minučių sakė maksimum. Eik tu sam. Da. Kas čia per kryžius? Kaip per 10 minučių viską apžiūrėti? Ten kažkoksai kaip televizijos bokštas. Ir milžiniškas kryžius. Spėju, kad labai religingi, jeigu čia kryžių iškėlė. Tai šitas kryžius pasirodo pastatytas yra 2002 metais ir simbolizuoja 2000 metų, kaip Makedonija tapo krikščioniška valstybė. Dabar jau biškai logiškiau. Ir čia šiaip yra skaitomas kaip vienas didžiausių kryžių apskritai pasaulyje. Šiaip teritorija aplinkui labai graži. Čia gali ir su dviračiu atvažiuoti, gali ir pėsčiom iškilti, aišku, užtruks ilgai, bet vis tiek čia labai tokia graži vietelė. Šiaip vat, kol, pavyzdžiui, Prištinoje nebuvo taip, kad aplinkui miestą nelabai yra tokių žalių zonų, kur nueiti pasivaikščioti ar parko ar panašiai. O čia tiesiog milžiniškas kalnas yra mieste realiai. Leidžiamės dabar į miesto centrą. O, gerai. Grįžau į miesto centrą jau visai baigė sutemt. Bet šiandien plano kaip ir nėra vakarui, tiesiog eisiu, kur akis veda, žiūrėsiu, gal kažką įdomaus pamatysiu. O rytoj ryte važiuosiu į Ohridą, bet vis tiek į Skopję aš dar sugrįšiu, turėsiu beveik 1,5 dienos, tai dar tikrai Skopję numatęs su labai daug veiklos, bet šiandien tiesiog kur akis veda. Tikrai galiu sakyti, kad statulų bus čia labai daug, nes kai važiavau į tą kalną, matėsi, pro miestą pravažiavam statulos ant kiekvieno kampo.
Ir aš kiek žinau, kad jos čia buvo pastatytos su ta mintim, kad kaip ir turizmą skatinti, nes daug kas čia toj, kur parodysiu statulų miesto centre, toks kaip dirbtinis. Kaip dirbtinė miesto aikštė būtų. Va ir ta išpuošta miesto aikštė. Ir jos pažiba Aleksandras Makedonietis. Aišku, čia bus dar gerai dieną praeit, pasižiūrėti, bet ir dabar matosi tikrai milžiniškas kontrastas nuo kitų miesto rajonų ir būtent šitą miesto aikštę. Čia kazino, prabangus ir be abejo šitas statulos. Ne, nieko neskau, šiaip atrodo įspūdingai, nes jinai milžiniško dydžio, čia koksai 20 metrų aukščio jinai yra. Bet kiek čia kazino ant kiekvieno kampo. O pavyzdžiui, čia GPT rašo, dėl ko yra tiek daug statulų Skopje. Tai vyriausybės projektas Skopje 2014 išleista 100 milijonų eurų tam, kad atkurti istorinį didingą įvaizdį, sustiprinti nacionalinę tapatybę ir parodyti ryšį su senovės Makedonijos istorija, ypatingai su Aleksandru Makedoniečiu. Pasoje čia yra nacionalinis muziejus Šiaurės Makedonijos istorinis ir čia irgi naujas tiltas, nors atrodo kaip senas. Oi, piratų laivas. Restoranas. Kaip Klaipėdoj. Nu jau. Šiaip, jeigu neklystu, nors gal ir klystu, šitas laivas, man rodos, buvo apleistas ir jį, galimai nusišneku, bet gali būti, kad jis buvo apleistas ir tiesiog jį atstatė ir padarė restoraną. Nežinau, neišsivaizduoju, bet aš mačiau video, kai vienas vyras tiesiog lipa į šitą laivą. Gerai, aš pasirodo visiškai nenusišnekėjau. Prieš tai, kur buvo restoranas prabangus, dabar čia yra apleistas laivas, toks pat visiškai identiškas. Tai galimai tiesiog nenusisekęs verslas, arba irgi gal dėl grožio. Tai va, iš apleisto laivo piratų vaizdai 100 milijoninį projektą. Vietiniai makedoniečiai labai kritikuoja šitą tokią investiciją, galima sakyti, valdžios. Čia daugelis parduotuvių dirba iki saulėlydžio, bet matau visai judesys neapstojęs yra čia. Sėmiau baklavos ir arbatos. 100 metų kaip baklavos nesuragavęs. Bus jau saldu, matau. Arbatėlė puikia. Nu, ką čia turim? O, kiek čia sluoksnių. Man visos plombos iškris. Kaip tai dar neseniai sutvarkė dantis. Nuplau visą cukrų. 5 minutės nuo makedoniečio didžiojo. Ir šiukšlynas.
Liečia. Nu, good morning, kaip sakant, iš mano Valentino hostelio be langų, bet su ventiliacija gera. Oi, knarkia kažkas naktį taip stipriai. Dabar įstoti. Pagaliau radau blemba autobusą. Hello. Ohrid, yes? Ohrid. Good morning, sir. Good morning. Yes, my friend. Okay, good. Sustojom kažkur kalnuose. Pietų pertraukėliai. Sakė labai cheap traditional Macedonian food. Patikrinsim. Oi. Nu ką, vėl panašiai kaip visą laiką Iranas ir burekas čia matyt. Bet čia su sūriu. Gerulis. Oi. Žinok, koks tu didžiulis, bet aš tau neduosiu valgyti. Pagirdai, aš tau ir taip pusę sumuštino sušėriau. Dar nebeturi, žinok, viskas. Žodžiu, aš varau, davai. Nu ką, atvažiavau į miestą Ohrid. Atrodo gaiviai. O nes prie ežero. Šiaip ką dar pastebėjau, kad pavyzdžiui ant automobilio numerių yra kur registruota mašina parašyta. Tai vat Ohrid. Skopje numeriai yra SK. Čia kažkur aš ir gyvensiu pagal viską. Taip. O! Va, Mišo 3. O, mano namas. Pasiėmiau gerokai už centro ir atskirą kambarį. Skiriasi tik 2 eurais nuo hostelio, tai manau tikrai verta pasilepinti nakčiai. Closed? I thought it's closed. Hello. Alright. David? Sandra. Nice to meet you. I remove my shoes, okay? Come on. Thank you. Number? I don't know. Number 2. Number 2, okay. Number 3. Thank you. But English better. Ajde. English. English? Okej. Добре дојдовте во Вила Иванове.
Thank you. Welcome to Villa Riva Novi. Light. I pay. Light. Light. Come on. Light. Okay. Oh, perfect. Very good. Aha. Thank you. Thank you. Lithuania good? Check, I'm sorry. Ola. Oh. Okay. Come on. Balcony. Balcony. Very nice. Thank you. Ne znam. Ne znam, tak. Nisam. Zimi samo onako kafe. Tak. Ajde, čau. Miestas vo, šalis vo. Toks kambarys. Eik tu savo. Dar atnešė arbatos ir sausainį moteriškę. Telikas. Kaip gerai nusimaudusi pagaliau. Pagaliau. Puiku. Na ką, biški, apsiskotau žmogų dabar atpažįstamas jau esu. Ir atėjau prie Ohrido ežero. Visiškai miesto pažyma, visos Makedonijos pažyma netgi, sakyčiau. Aišku, dabar žmonių nėra, nieks nesimaudo, žiema, turizmas sustojęs, bet kitoj pakrantėj matosi Albanija. Visur va ten yra Albanija. Aš patikrinau vandenį, ar labai šaltas. Na toks. Dabar lauke 5 laipsniai, 6 gal. Bet vanduo labai švarus. Kitose šalyse pakrantėje alus mėtosi, čia Iranas. Vienas. Va antras. Čia potenciali vieta investuotojams. Pavyzdžiui, tokį namuką atrenovuojus tvarkai, padarai kaip tokį bungalau. Ir ką? Nakčiai jau 30 eurų. Tikrai žmonės prie pat ežero krantų norės permiegot. Vaizdai tikrai įspūdingi. Šitą miestą. Tikrai man labai gražus miestas. Eina savo. Šiaip mane stebina, kokiose gražios lokacijose visos tos yra katedros. Kaip ir Kosove, Pėjas mieste, taip ir čia. Tai keletas įdomių labai dalykų apie šitą vietą apskritai. Ohrido ežeras susiformavo prieš 2-3 milijonus metų. Ir giliausia vieta, galbūt netgi ten, kur šviečia saulė, yra 288 metrai. Ir šiaip Ohrido miestas yra laikomas kaip Balkanų Jeruzalė, nes čia yra 365 bažnyčios. Viena bažnyčia
vienai dienai. Ir čia yra pati svarbiausia. Bažnyčia 11 amžiui pastatyta. Ir aplinkui tiesiog kvapą gniaužiantys vaizdai. Bet aš dar niekur taip nesumatęs, kad tiesiog čia namas, nu aišku, pleistas, bet vis tiek čia, pavyzdžiui, čia žmonės gyvena ir čia grinai realiai tiesiog milžiniška ola. Tiesiog labai gražiai atrodo. Labai. Šiaip gerai atrodo tikrai. Tas biškai vaizdą gadina kažkodėl, man nežinau, nes taip atsivertų vaizdas į ežerą gražiai. Dabar ne. Ką čia gero pardavinėja, gal kažką vėl nusipirkt. Tik jau akinų nepirksiu, kreivų šį kartą. Kurį karoliai. Oi. Bet oras labai permainingas. Tai lyja, tai saulė šviečia, tai debesuota, tai vėjas, nesuprasi. Dabar jau lietus, pastarasis 10 minučių. Miesto panorama šiek tiek iš žemiau ir susijungė jau senasis Ohridas, senamiestis, jau galima sakyti su naujesniais namais ir architektūra. Visai įsiliejo jau. Ir nieks neveikia, absoliučiai. Visas miestas uždarytas pilnai. Nežinau, ar dėl to, kad sekmadienis, ar šiaip, kad žiema, nesezonas, ar tiesiog jau baigėsi darbo laikas, bet lyja stipriai. Ir aš apart to sumuštinio, kurio pusę sušėriu šunims, šiandien nieko ir nevalgiau, tai būtų dar gerai kažkur susiras bent pavalgyti. Bet net kavinės, restoranai neveikia. Yra ten maksimum kebabinės, bet aš kebabą nebenoriu eilinę kartą valgyti. Ką tik kažkoks dėdas su šlanga aptaškė visą mane. Plovė šaligatvį ir tiesiog pats į visas pusės. Kaip tik aš praėjau. Oi, tu savo, grįžau namo. Lietus pradėjau stipriai lyti. Ir kažkaip jau pavargęs. Toksai, tas į ežero tas vėjas ir visas tas grynas oras ištašė kažkaip. Bet pasiėmiau, jau niekur nevalgiau miestą, tai tiesiog iš pardas nusipirkau guliašo kažkokio, čia makaronų. Pasidarysiu valgyti ant šito dalyko. Gal kažką vakare dar šausiu miestą, nes vis tai norėsiu nueiti į miestą. Nu, greitai bus mano vakarienė. Vakarienė, ne. Skanu.